Labas vakaras, sveikinuosi su jumis, kaip ir minėjau, kaip ir žadėjau šiandieną, pasižiūrim, kad matytume visi ir visos Esvedrą. Taigi Esvedra, štai šalia čia, kartu su Saule, gyvai sveikinamės su jumis iš galingos, magiškai stiprios, energetiškai vibruojančios vietos Esvedros. Tai yra viena iš stipriausių energetinė prasme vietų pasaulyje. Ir tai yra nuostabi vieta, kuri dar vadinama transformacinė vieta. Taigi į Esvedrą, šalia Ibicos, atvažiuoja šimtai tūkstančių žmonių medituoti, paleisti, prisijungti, prašyti, susijungti ir įgalinti savo esmę. O kamgi nereikia savo galios, kamgi nereikia prisijungti ir susijungti su savimi. Mes visi mokomės vieni iš kitų, bet svarbiausia mums išmokti mokintis iš paties savęs, išmokti save ugdyti, išmokti save lavinti, laisvinti ir įkvėpti save. Pirmiausia, tapti nepriklausomi savo gyvenimo šeimininkais, kada nustojam save smerkti, kada nustojam save bausti ir kada pradedame save ugdyti. Todėl šiandieną sveikinuosi iš Esvedros, vienos iš magiškų vietų, su Sielos aritmetika. Sielos aritmetikos rubrika, kaip ir visada, jau daugiau negu metai tęsiasi mūsų fantastiška tradicija. Kiekvieną pirmadienį susitinkam saulėlydžio metu Sielos aritmetikos rubrikoje. Kas yra Sielos aritmetikos rubrika, kas pirmą kartą prisijungia ar prisijunginėjat visiškai neseniai, galite rasti Leonora Bijų YouTube kanale visus Sielos aritmetikos, visas Sielos aritmetikas temas, o mes kiekvieną pirmadienį gvildename vieną iš gyvenimiškų temų susijusių su skaitytojų klausimais. Ir mes į tas temas, gyvenimiškas temas, kas susiję su pinigais, sveikata, meile, baime, lygomis, džiaugsmais, sąmoningumu, išmintimi ir taip toliau, mes pažvelgiame iš praplėstos sąmonės būsenos arba nekasdieniškos sąmonės būsenos, kada mes galime žvelgti truputėlį giliau arba tiesiog pasižiūrime, kaip galima pažiūrėti dar į vieną arba kitą situaciją iš praplėstos arba kitokios sąmoningumo būsenos. Juk dažnai mes užstringame savo pasaulyje, dažnai mes užstringame savo įžvalgose ir dėl to mums reikia pažiūrėti ir pasidomėti, kaip vis dėlto į vieną arba kitą klausimą gali pažiūrėti skirtingas sąmoningumo įžvalgos. Dėl to mes taip galim plėsti savo pasaulį. Kuo daugiau pasaulių priimam į savo pasaulį, tuo laisvesni mes galime tapti. Todėl šiandieną noriu, kadangi neturiu kompiuterio prieš save, bet prisimenu puikiai Indrės klausimą ir ne vienas jau klausė manęs apie Lunos transliaciją. Kas nežino, kas yra Lunos transliacija, truputėlį jums priminsiu ir paantrinsiu Indrės klausimą šį vakarą. Todėl sveikos visos prisijungusios, ačiū jums, kad jungiatės ir ačiū, kad esame čia kartu su šita gyva Esvedros pulsacija, ypatingai tos, kurios neseniai grįžę iš Ibicos arba kažkada buvę Ibicoje, o mes turime be galo daug laidų grįžusių iš Ibicos ir prisijungusių prie šitos kosminės vietos. Junkitės visos prie Esvedros, čia ne tapetas, čia tikra vieta ir jinai gyva ir puikiai pulsuoja, todėl kraukimės visos tą energiją, kuri vyksta čia ir dabar. Ir valio, kad prasimušė internetas ir galiu transliuoti gyvai. Jau 4G kanalas mums gali padėti netgi transliaciją leisti tiesiogiai filmuoti iš Esvedros. Anksčiau to nebuvo galima dėl energetiškai stiprių vibracijų. Jau dabar galim tą daryti gyvai. Todėl grįžtant prie klausimo ir Lunos kanalo. Kas nežino apie Lunos kanalą, galit pasižiūrėti, yra viršuje nuoroda. Tai yra aukštesniosios aš, mano aukštesniosios aš, praplėstos sąmonės būsenos mokymai, kurie moko
moko apie didesnį sąmoningumą arba truputėlį nežemiškesnius dalykus žemiškai žodžiais. Todėl noriu šiandieną paskirti, nes kadangi gavau labai daug klausimų, atsiradus Lunos transliacijai viešai, gavau daug klausimų, kas vyksta su žmonėmis, su moterimis, kurios prisijungia prie šių mokymų, nes vyksta daug įdomių ir magiškų dalykų. Taigi, kas yra vis dėlto ta praplėsta sąmonės būsena arba kas vyksta, kada mes keičiam vieną arba kitą apimtį arba vieną arba kitą matymą savo kasdieniniam gyvenime. Indrės klausimas skambėjo taip. Sveika, Leonora. Ačiū tau už Lunos transliacijas, prisijungiau prie jų visiškai neseniai ir tikrai nežinojau, kas yra aukštesnysis aš, bet puikiai įsiliejau į visus šiuos mokymus ir nežinau ir vyksta vienas nepaaiškinamas dalykas. Man be galo įdomu klausyti Lunos transliacijų, man be galo įdomu klausytis jos įžvalgų, tik tai nežinau, kas darosi, čia aš transliuoju Indrės klausimą, tačiau beklausydama aš užmiegu, bet užmiegu ne iš nuobodulio, o tarsi mano protą kažkas atjunginėja ir niekaip negaliu išklausyti iki galo. Per Lunos transliacijos meditacijas niekada neužmiegu, tačiau per jos dėstomas temas vienu arba kitu metu aš užmiegu, bet užmiegu ne taip, kaip miegočiau paprastai, bet užmiegu tokiu giliu pasąmoningu miegu, kur vėliau atsikėlus jaučiu, kad kažką turiu daugiau, bet nesuprantu ką ir mano būsena be galo stipriai pradėjo keistis. Indre, ačiū tau už klausimą, tu įvardinai labai daug kieno klausimus, kas susiję su sąmoningumo plėtimu. Kas vyksta retrytuose per mokymus, kada moterys suvažiuoja. Nesvarbu, ar jos atvažiuoja į Lietuvą, ar į Ibicą, ar dar vienoje arba kitoje šalyje mes susitinkame, kas vyksta mokymų metu. Dažnai pradeda skaudėti galvą ir imti miegą. Miegas pirmosiomis susitikimo dienomis. Lygiai taip pat per Lunos transliaciją, tos, kurios jungiatės arba jau esate prisijungusios, nebijokit ir neteiskit savęs, jeigu vyksta disconnecting arba taip vadinamas kompiuterio restartas, perjungimas. Kodėl tai vyksta? Todėl, kad sąmonė įpratus veikti jungiklio principu. Pastebėkime, juk dažnai prieš einant miegoti arba eidami miegoti, jeigu mūsų nervinė sistema nėra išbalansuota, žmogus gali eiti miegoti staigiai, kada jisai nusikala ir pavargsta ir ateina laikas kūnui ilsėtis, jisai eina miegoti. Tokia nervinė sistema yra išbalansuota, reikia gerti migdomuosius arba daryti kažką, kad galėtų užmigti, nes galvoje be galo daug minčių, kurios pačios valdo žmogų. Tarkime, žmogus eina miegoti, jungiklis išsijungia, žmogus atsikelia su žadintuvu, jungiklis įsijungia. Nieko tarp įsijungimo, tarp miegojimo būsenos ir prabudinimo būsenos nenaudojamos nei viena kita sąmoningumo būsena, kuri gali būti tarp miego ir, reiškiasi, prabudusios sąmonės, ta vadinama alfas, taip alfa būsena ir daug kitų momentų, kada žmogus nepraplečia savo sąmoningumo. Kas vyksta, kada mes įsijungiam į vieną arba kitą didesnę gyvenimo apimtį, netgi klausant žodžių. Kadangi mano gyvenimo kelionė, tas, kas žino, jinai prasidėjo jau pakankamai senai ir tai nebuvo dėl to, kad aš baigiau vieną ar kitą sąmoningumo mokyklą, tai buvo mano sielos kelionė, kuri vedė mane per klinikinę mirtį, per suvokimus savęs, praradimus savo ego, sugrįžimus ir dužimus ne vieną kartą, išsitapatinimus nuo savęs ir atėjimus į tam tikrą vis didesnę ir didesnę gyvenimo suvokimo prasme. Todėl noriu pasakyti, jeigu jūs pradedate medituoti arba jeigu jūs keliate savo sąmoningumo lygį ir bandote suvokti didesnius žemiškus dalykus per didesnę apimtį, vadinasi, gali įvykti tokie dalykai kaip ir Indrei, reiškiasi, gali imti miegas, gali išsijunginėti paprasta sąmonės būsena ir persijunginėti į tą vadinamą tarp sąmonės ir pasąmonės būseną, tą sąmoningumo aktyvizaciją, kuri aktyvizuojasi truputėlį kitais dažniais ir kitais režimais. Tuo metu protu labai sunku paaiškinti, kas vyksta. Atrodo, tik įsimiegoja moteris žiovauja ir joms persijunginėja didesnė apimtis energetinė. Vėlgi šitoj vietoj noriu pasakyti,
kad tai yra normalu plečiant savo sąmoningumą ir tai yra nesvarbu, ar mes sąmoningai suprantam ar ne, kada plečiasi energetinė apimtis, plečiasi, aišku, keičiasi ir mūsų fizinė būsena. Nepamirškime, kad mes neturime vieno kūno, mes turime jų žymiai daugiau. Fizinis kūnas, dvasinis kūnas, energetinis kūnas, mentalinis kūnas, visa tai yra, žmogus yra daugiadimensinis, žmogus nėra vienas gabalas kaulų ir odos audinių ar mėsos, ar viena mąstymo dalis. Žmogus yra daugiadimensinis. Dėl to, kada mes pradedame sapnuoti, kada mes pradedame galvoti, kada mes medituojame, mes pereiname į didesnę savęs apimtį. Ir tik tuomet mes galim suvokti gyvenimą netiesiogiai, neparaidžiui, o apimtimis. Reiškia, žodžiai pradeda keistis, mes pradedame kitaip girdėti, mes pradedame kitaip matyti, mes pradedame kitaip jausti. Kada prieš 2 gerus metus, mentorystės metu ir prieš tai mano aukštesnysis aš, reiškia, mano didesnės apimties matymas visiškai susijungė į vieną ir tai tapo Lūnos vardu pavadinta išmintis, kuri dažnai įsijungia ir moko netgi pačią Leonorą. Leonora, kaip 35 metų moteris, protas ir patirtis, jinai mokosi irgi iš savo išminties. Ta išmintis ateina per kuo didesnį atsidarimą, reiškia, mentalinės arba reiškia, loginės ir dvasinės būsenos. Tam reikalingos praktikos, kurias galite pasirinkti jūs, kiekvienas iš jūsų. Kelių į save yra be galo daug. Svarbiausia, kad jums, jūsų energetiniai, dvasiniai, emociniai, mentaliniai, fiziniai sistemai atsišauktų teisingiausias mokytojas, teisingiausias kelias, teisingiausios praktikos, kurios po truputėlį su patirtimi renkasi į jūsų gyvenimo įpročius. Todėl nėra nei vienos taisyklės, nėra nei vieno kelio, vienintelio teisingiausio kelio. Yra be galo daug kelių, kurie veda į jūs, į tave pačią, ko tu ieškai, tavyje viskas jau yra. Todėl norėčiau pasinaudoti šią progą, atsakant Indrei šitą klausimą ir visoms kitoms, kurios einate ir mentorystės keliu, kurį pradėjom visiškai neseniai ir dalinatės, kad vyksta ir galvos skausmai, ir pykinimas atsiranda bemedituojant. Puikiai tą suprantu, kadangi mes plečiam savo sąmoningumo lygį, valosi tam tikri senosios aš aspektai, kurie jau seni ir nebereikalingi. Juk dažnai mes savyje jaučiamės tarsi kokiam užsuktam voverės rate arba įsivarome save į tam tikrą situaciją, kur nematom jokios išeities iš jos. Kodėl? Todėl, kad mes užsisukam savo pasaulio vaizde ir mums be galo svarbu praplėsti jį ir pamatyti didesniu aspektu. Tam mums reikalingi žmonės, kurie jau paėjo truputėlį toliau, kurie patyrė galbūt tas pačias situacijas, kaip jūs patyrėt šiuo metu ir kurie galėtų padėti matyti truputėlį kitais kampais, negu jūs šiuo metu matote. Ir tam reikalingas sąmonės plėtimas, tas, kas yra pasiruošęs. Tai nėra visiems, tai yra tiems, kurie jaučia, jog jau per ankštą savo įprastuose gyvenimo batuose. Ir tam, kam tai jau yra laikas, kartu su Indrės klausimu noriu pasinaudodama sielos aritmetikos tema ir praplėstos sąmonės būsenos tema pakviesti prisijungti prie Lūnos transliacijų, kurios yra visiškai prieinamos visiems, tikrai nebrangus momentas prisijungti ir pasinaudoti šią galimybę suvokti, o kas tai yra aukštesnysis aš ir kaip aš galiu save suvokti truputėlį per didesnę apimtį. Ten pasakoja mano aukštesnysis aš per 4 gyvenimo modulius, paliesdamant santykius, paliečiant pinigus, manifestacijas, sveikatą, meditacijas, praktikas, galite patirti labai daug suvokimo apie pačią save.
Taigi, linkiu prisijungti prie Lūnos transliacijos, o tas, kas nori eiti giliau ir suvokti palaipsniui, iš karto nešokant į kosmosą, bet integruojant sąmoningumą į kasdieninį gyvenimą, online kelionė į save, mokymai jūsų laukia ir jeigu jūs įsigysite mokymus kelionė į save, mes jums padovanosime Lūnos transliacijas nemokymai. Jeigu norite tai padaryti, būtinai rašykite mums į info@leonorabiju.com ir būtinai apdovanosime jūs visomis įmanomis dovanomis ir žinoma, naudokitės. Aš esu meditacija, kuri yra nemokama. Rasite Leonoros Biju Facebook puslapyje ir leonorabiju.com puslapyje. Jeigu nerandate, rašykite mums komentaruose apačioje ir praktikuokite. Aš esu meditacija, kurioje Leonora kartu su Lūna rekomenduoja meditaciją per 12 kvėpavimų, kur galite praktikuojant kiekvieną dieną išmokti susijungti su savo vidinė išmintimi. Ir iš tikrųjų nešiojatės visus turtus su savimi, savyje ir tai, ką įžvelgiat kituose. Visi jūsų, nepamirškit vieną dalyką, visi jūsų žmonės, kuriais žavitės šiuo metu, žmonės, kurie jūs įkvepia, žmonės, kurie galbūt jums rodo pavyzdį, kuom reikėtų būti arba link kur jūs stiebėtės, suvokite, kad šie žmonės gyvena jumise arba šie žmonės atspindi jūsų aukščiausiąjį aš. Nes mes negalime siekti kažko, ko neturime patys. Mes negalime matyti kažko, kuom nesame patys. Mes negalime bjaurėtis kažkuom, ko neturime patys. Todėl nepamirškime vieno dalyko. Jei jums šiuo metu kažkas nepatinka, spaudžia, skauda, labai dažnai dėl pinigų, dėl meilės, dėl santykių, žvelkite į save nepriekaištaudami savo, o tiesiog dėkodami ir žinodami, kad šiuo metu aš kažko nematau, bet matau kitame žmoguje. Ir kada ateis momentas, aš bandysiu pagerinti ir praplėsti savo sąmoningumą taip, kad galėčiau pamatyti ir ištaisyti savo užstrigusią plokštelę ir tuo metu pasikeis aplinkui mane visos kitos situacijos. Visa tai, ką matome, ko siekiame išorėje, yra mumise. Visa tai, kas šiuo metu mus skaudina ir erzina ir nepatinka, visa tai yra pamokos, kurios suorganizavome nesąmoningai iš savo vidinio pasaulio. Ne tam, kad nuskriausti save, o tam, kad išlaisvinti, tam, kad praeiti užduotis, tam, kad praeiti tas vadinamas karminės pamokas ir pagaliau padėti netgi savo visam giminių linijai, nes tai tęsiasi iš šeimos, motinų, tėvų, prosenelių, senelių, tam ateinantys tam tikri vadinami įpročiai, kurie nepraeiti yra iš kartos į kartą ir esate tam, kad jūs galėtumėte tai išlaisvinti ir savo giminės medį ir patį save. Nepamirškime, kad žmogus yra daugidimensinė sistema. Žmogus neturi vieno kūno, žmogus turi daug kūnų. Žmogus nemasto vienu momentu, jisai yra daugiadimensinis. Netgi tada, kada mes tuom netikim, to nematom ir neigiam tai, nepamirškim, tai ko bijom pritraukiam, tai ko norim pritraukiam. Mes pritraukiame ne tai, ko norime, o tai, kas esame iš tikrųjų. Ir tą pasaulį, tą energetinį lauką mes visada nešiojamės su savim. Galim bėgti nuo vyrų, nuo žmonų, galim keisti šalis, galim keisti pasaulius, drabužius, įvaizdžius. Dar kartą primenu, nuo savęs mes nepabėgsim. Mes galime tik tai eiti į save, mėgautis tą kelionę, pažinti save vis labiau, išlaisvinti save, savo esmę nuo visų ego, įpročių, baimių, limitų ir taip eiti į tą didesnę savęs apimtį. Tik tada žmogus gali atrasti Dievą savyje, tik tada žmogus gali suvokti, kas yra dieviška meilė, tik tada žmogus iš tikrųjų gali pamilti kitą, pamildama save ir tik tada žmogus gali suvokti savo gyvenimo situacijas ir pamokas. Tad visiems ir visoms linkiu didžiulės laisvės, daug energetinės meilės ir atvirumo, suvokiant pasaulį ir savo gyvenimo kelią, suvokiant savo fizinę egzistenciją ir suvokiant savo amžinybę, kuri yra jūsų viduje.
prasmingo vakaro, gražių mums sekančių žingsnių į save. Rašykit, klauskit, atsidarykit savo vidinę laboratoriją, medituokit, meditacija yra prieinama visiems, jinai yra nemokama, junkitės prie Lūnos transliacijų, junkitės prie mokymų kelionė į save, o tas, kas gyvena Norvegijoje, junkitės prie susitikimo, savaitgalio susitikimo, jau paskutinį savaitgalį balandžio mėnesį, kada mes susitiksime lygiai po Velykų, kitą savaitgalį Oslo mieste su visom lietuvaitėm ir nersim į savo daugiadimensinę aktyvizaciją. Nu ką, aš tradiciškai, kaip visada, noriu pakviesti mus išsitraukti mūsų savaitės frazę ir eiti toliau. Eiti toliau su mažytėmis motivacijomis, eiti ir įprasminti kiekvieną žodį per save savo gyvenime. Taigi, ką mums šiandieną prie Esvedros sielos meditacija, sielos aritmetika parekomenduos? Nagi, taip. Taip, ieškau, kur čia būtų paryškinta frazė. Taigi 163 puslapis yra tokia, nežinau, frazė, skaitome kartu, ką jinai sako. Jei norime būti laisvi, turtingi savo gyvenimo šeimininkai, turime išmokti investuoti į save laiko, žinių, lavinti sąmoningumą ir atrasti prieimą prie savo autonomijos, vidinių pinigų, vidinių resursų ir vidinio savęs. Nu ką, dėkui sielos aritmetikai 163 puslapiui. Aš manau, kad mes tikrai esame bendroji vadinamoje erdvėje, nes pastoviai labai panašios temos įsitraukia frazėje ir apie tai, ką mes kalbame. Tad pirmyn, drąsiau ir prasmingiau žiūrėkime į kiekvieną savo įpročių keitimą ir kiekvieną savęs įgilinimas į save. Nes suvokime, kad ne dėl kažko mes tai darome, ne dėl apdovanojimų, medalių, pinigų, diplomų, o dėl savęs, dėl vidinės laisvės. Nepamirškime, kad laisvė ne nuo kažko, o laisvė savyje, su savim ir požiūrio praplėtimas į tai, kas vyksta aplinkui mus. Tad mėgaukimės procesais, mėgaukimės atradimais ir niekada nepamirškime, jog begalinis amžinas aš yra visada tavyje ir su tavim. Iki pasimatymo. Linkėjimai iš magiškos Esvedros.